mes dažniausiai miegam taip, aš, žmona ir vaikas vienoj lovoj. Ir vienas rytas, aš miegu dar užsimerkęs ir girdžiu, iš dausų ateina. Mano žmona tikriausiai prabudo ir jinai sveikinusi su vaiku. Sako, labas meilė. Ir suprantu, kad su vaiku sveikinusi, nes jinai nuo to laiko, kai gimė vaikas, į mane meilė nesikreipė. Mane vardu vadina. Antras dalykas, jinai sako, oho, koks įsipūtęs pampersiukas. Klausau, galvoju, kur jinai čia linksta. Ir jinai tada strateginį žingsnį žengia. Sako, vaikui 10 mėnesių patarimą duoda. Sako, eik pas tėvelį, paprašyk, kad pakeistų pampersiuką. Aš galiu toliau ir vaidinu, kad aš miegu. Ir tada vyksta tokia dilema mano galvoje. Ar man dabar lysti iš po koldros į tą atšiaurų pasaulį, eitos 30 km iki kriauklės su vaiku, o gal visgi pasilik po koldrą, tam visam koldros apkabinime. Ir taip bemastant kažkaip jau pradėjau uždinginėti jaučiu sąmonės. Jau pradėjau sapnuoti daiktus gyvenime, kurių neturiu, bet sapnuose turiu. Ir antras mano žmonos strateginis žingsnis. Jinai sako, gerai, aš pati pakeisiu. Jūs galvojate, aš po šito miegojau toliau? Man kažkas čia konkuruot pradėjo. Pradžių buvau, kad skrandis, o po to supratau, kad vyriškas ego. Ir galvoju, blemba, tai aš negaliu miegoti tiesiog. Atsistojau, paėmiau vaiką ir sakau, aš pasirūpinsiu mūsų šeima.